Sklepuko paslaptys. Kaip žinia, poryt eilinis didysis lochatronas. Jis kaip olimpiada, kas 4 metai vyksta. Pakalbėsiu apie vietinės reikšmės šitus reikalus. Tenka judėti, tudai, siudai, matau visokius plakatus su tais besibalateruojančiais iš vairių partijų, partijotais. Pasakysiu savo nuomonę apie kai kuriuos. Nežinau, ar Kelmės meras Ildefonsas balateruojasi ar ne, bet pagal mano patirtį, sąveikaujant su juo, kalbantis, žiūrint, kaip jo žodžiai atitinka jo veiksmus, galiu pasakyti, kad jis praradęs absoliučiai mano pasitikėjimą kaip žmogus ir kaip funkcionierius, nes nesugebantis laikytis duoto žodžio, užsiimantis populizmu, sakant, pasako vieną ir čia pat 2 minučių, gal ir greičiau bėgyje, atvirkščiai padarantis. Tai žodžiai netitinka veiksmų. Tai jeigu kur nors balateruojasi, ir jeigu aš jau būčiau koks rinkikas, aš tokio piemens savo nerinkčiau. Bet kam įdomi ta mano nuomonė, ne? Toliau. Yra ten toj Kelmės taryboj toks opozicijos lyderis, mano bendravardis toks Dainius Ivoškis. Teko su juo kalbėtis, taip, tet, paskui ir prie liudininkų, kai kokius reikalus aptarnėjom, elektroniniu paštu kai ką siunčiau, pažadėjus irgi kažką. Bet kai atėjo laikas įvykdyti pažadus, sėdėjo tyliai po šluotą ir net nepirstelėjo, kai, tarkim, reikėjo tiesiog atsistoti ir tart žodį, kad patvirtintų savo tos pažadus, apie ką buvom sutarę. Turiu aš tos visus įrodymus ir liudininkai paliudytų visus tos faktus. Jokių problemų. A ne taip, Dainiu? Tu žinai, apie ką aš kalbu, ne? Tai irgi, sakyčiau, balateruojasi, jaunas vaikis, kad ir opozicijos lyderis, bet tų pačių svarstyklių kitoj lėkšteliai, tik tai kaip opozicija. Kodiniai žodžiai čia yra tų pačių. Tai populistų ir pažadukų niekada nemėgstu ir netoleruosiu, koks mandras žodis, ne? Tie, kas išsirinksit ir atiduosit savo pasirinkimo, laisvo pasirinkimo teisę tokiems veikėjams. Aš čia pažeminti nenoriu, jeigu reikia, visus faktus pateiksiu tiek apie Ildefonso nesilaikymą žodžio ir už bazarą neatsakymą, tiek apie Ivoškį. Rinkit tokius piemenius. Jie ten užlipę ant dar aukštesnių tribūnų, dar mažiau jūs iš aukščiau matys, kad žinai, iš viso jūsų pusės žiūrės. Tai jau yra patvirtinta faktais ir aš pats ant savo kailio tai patyriau su minėtaisiais ponais, besibalateruojančiais. Tai tiek Sklepuko paslapčių šiandien.